Labas vakaras, mėly krepšinio mėgėjai. Šiandien jūs matysite Lietuvos krepšinio lygos rungtynes tarp Kėdainių Nevėžio ir Šiaulių klubų. Rungtynes komandos pradeda tokių sudėčių. Šiauliai: Maceina, Šležas, Volkus, Kuzminskas ir Kadžiulis. Nevėžio penketas: Viskontas, Leonavičius, Stankus, Dabkus ir Počiuipa. Šiauliečiai pirmieji atkovoja kamuolį ir tęsiasi jų ataka. Šiandien teisėjauja FIBA arbitrai Virginijus Dovidavičius bei Mindaugas Večerskis ir nacionalinis arbitras Artūras Šukys. Rungtynių komisaras Kęstutis Kerys. Pirmos taškus pelno Mindaugas Kuzminskas. Ir šiauliečiai pirmauja 2-0. Dabar jau matome Nevėžio ataką. Viskonto šūvis iš toli, deja nėra. Dabkui nepavyksta sugriebti kamuolį ir Maceina pradeda Šiaulių ataką. LKL rungtynėse komandos sutinka antrą kartą. Pirmąjį mačą Šiauliuose laimėjo Šiauliai 97-83. Taigi šiandien Nevėžis pasiryžęs atsirevanšuoti. Tuo labiau komandos užima turi lentelėje gretimas vietas. Nevėžis dabar yra 3 vietoje, šiauliečiai 4. Ekipa skiria 1 pergalę. Dabkus lygina rezultatą. Taigi 2-2. Tai jau 6 rungtynės šiame sezone tarp šių komandų. BBL čempionate 2 kart pajėgesni buvo šiauliečiai, o taurės varžybose po pergalę pasidalino Šiauliuose šiauliečiai, Kėdainiuose kėdainiečiai. Tuo tarpu Šležas pelno tritaškį ir 5-2 pirmauja Šiauliai. Baigėsi antroji pirmojo kėlinio minutė. Stankus Dabkui. Leonavičius ir jam per rankas kerta Gediminas Maceina. Pirmąjį kartą prasižengia Maceina. Gintaras Leonavičius stoja prie baudų metimo linijos. Baudas LKL geriausia meta Mačiulis bei Kuzminskas ir Šležas. Mačiulis yra žalgirietis, o abu pastarieji šiauliečiai. Iš Nevėžio Viskontas yra 10-tuke, jisai baudas meta 808,5% taiklumu ir užima 5 vietą. Tarp komandų geriausiai baudas meta Lietuvos Rytas 79,6%. Antroje vietoje Šiauliai 76%, o kėdainiečiai užima 4 vietą, jų taiklumas nuo baudų metimo linijos 72,6%. Prametė pirmąją baudą Leonavičius. Dar vienas metimas. Beje, šiandien nevyksta daugiau nei jokios rungtynės LKL. Komandos vėliau žais antradienį, 17 dieną. Ir Leonavičius pataiko antrąją baudą. 5-3 pirmauja Šiauliai. Prasidėjo 3 pirmojo kėlinio minutė. Šležas, Kadžiulis. Prieš Kadžiulį Leonavičius. Ir pražanga Dabkui. Jau atrodė, kad kėdainiečiai galės perimti kamuolį, tačiau paskutinė akimirka Dabkus stumtelėjo Kadžiulį ir pirmoji pražanga Valdui Dabkui. Beje, nepaminėjau trenerių. Šiaulius treniruoja Antanas Reika, jo asistentas Robertas Giedraitis, Nevėžio strategai Gintaras Leonavičius ir Kastytis Kundratas. Tuo tarpu Maceina pelno 2 taškį, 7-3 pirmauja Šiauliai. Leonavičius su kamuoliu. Prieš jį Kadžiulis. Viskontas. Jo prasiveržimas. Deja nėra. Ir pražangų nėra. Maceina skuba į priekį. Kadžiulio šūvis. Nėra. Dabkus skuba kamuolį. Ir žaidžia sumaniai šiek tiek
Neatsakingai tiesiai į galvą siuntė kamuolį Mindaugui Kuzminskui, tačiau pastarasis traumas negauna ir gali tęsti rungtynes. Su kamuoliu kėdainiečiai. Viskontas. Leonavičius. Dabkus. Jo prasiveržimas ir pražanga Volkui. Volkus prasižengė pirmąjį kartą. Dabkus stoja prie baudų metimo linijos. Beje, šiandien Šiauliams negali padėti vieni iš pagrindinių žaidėjų, tai Virginijus Praškevičius ir Saulius Kuzminskas. Jie yra traumuoti. O neseniai Šiauliai pasipylė dviem žaidėjais. Tai Audriumi Danusevičiumi ir Vaidotu Pridotkumi. Valdas Dabkus pataiko abi baudas ir skirtumas mažėja iki 2 taškų. Iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka 6 minutės ir 45 sekundės. Šiaulių ataka. Maceina. Klysta Maceina. Išleidžia kamuolį užribį. Ir ataką pradeda Nevėžis. Viskontas. Dabkus, Viskontas. Leonavičius. Prieš Kadžiulį. Atmeta Dabkui. Leonavičius. Ataka 2 sekundės, Viskonto metimas. Deja, kamuolys į krepšį nekrenta ir kamuolį atsikavoja varžovai. Baigėsi ketvirtoji pirmojo kėlinio minutė. 7-5 pirmauja Šiauliai. Maceina. Dar vienas Maceinos 2 taškius. Jau ketvirtasis jo taškas. 9-5 priekyje Šiauliai. Leonavičius. Stankus. Klysta Stankus. Kamuolį perima Maceina. Greita šliutaka. Kadžiulis po krepšiu. Prameta Kadžiulis. Pražangų nėra. Pačiui patkovoja kamuolį, tačiau greitai užpulti Šiaulių krepšį Nevėžiui nepavyko. Viskontas ir pražanga varžovams. Maceina prasižengia antrąjį kartą. Benas Veikalas keičia Gintarą Leonavičių. Šiek tiek daugiau negu 5,5 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. 9-5 pirmauja Šiauliai. Dabko šūvis deja nėra. Ir kamuolį atsikavoja Maceina. Vis dar su kamuoliu Maceina. Atakai lieka 10 sekundžių. 6. Klysta Maceina. Dabkus. Ir spėja Kadžiulis išmušti kamuolį Stankui iš rankų. Nevėžis pradės naują ataką. Stankus 2 taškai ir pražanga varžovams. Pirmieji Nevėžio komandos kapitono taškai ir pražangą užsirba Mindaugas Kuzminskas. Šiauliečiai jau turi 4 komandinės pražangas, Nevėžis tik 1. Stankaus baudos metimas taiklus. Ir 8-9 priekyje Šiauliai. 5 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Maceina. Kadžiulis. Ir klaida gynyboje. Šležas lieka po Nevėžio krepšiu visiškai vienas. Ir 5. Šležo taškas. 11-8 pirmauja Šiauliai. Stankus. Veikalas. Veikalo prasiveržimas ir pataiso kamuolį Dabkus. Įdomu, kam bus įrašyti taškai. Dabkui. 6. Dabkaus taškas. Šležas, jo 3 taškius. Nėra. Kamuolį pasiima Veikalas. Ir vos nesuklydo mūsiškiai. Tačiau nuo šiauliečio rankos kamuolys paliko aikštelę. 11-10 pirmauja Šiauliai. Veikalas, Dabkus Stankui ir nepavyksta perduoti kamuolio Pačiuipai.